Gatvėse galima pastebėti daug automobilių, ant kurių priklijuotas kur kas mažesnis nei buvo įprasta klevo lapas. Ar tai ne klaida pasirinkti vos įžiūrimą ženklą? Taip, iš tikrųjų, manau, kad tai yra labai didžiulė klaida ir tas susisiekimo ministerijos argumentas, kad pastaruoju metu lietuviai perka vis mažesnius automobilius ir dėl to, ką tik išlaikęs egzaminą, kada užsiklijuoja ant galinio lango, nieko nebemato daugiau, tai yra, neįsivaizduoju, kokio čia tada mažumo tie automobiliai turi būti, kad dėl klevo lapo nesimatytų visiškai jokio vaizdo, bet iš tikrųjų argumentas yra nerimtas ir tai, kad ženklas buvo sumažintas nuo šių metų balandžio mėnesio, tai yra iš tikrųjų jisai ganėtinai mažesnis. Tai manau, kad yra labai didžiulė klaida ir padarius apklausą internetinę paaiškėjo, kad 80% žmonių vis tik tai mano, kad ženklas turi būti didelis, ryškus, aiškus ir kiti vairuotojai turėtų matyti, kad kelyje yra žmogus neturintis 2 metų stažo. Deja, ES šiuo atveju nieko mums negali patarti, nieko negali rekomenduoti, kiekviena šalis sprendžia savaip ir štai Lietuva nusprendė spręsti tokiu būdu, kad ant lango dėti tik miniatiūrinį ženklą, manau, kad tai yra tikrai didžiulė klaida.